Yra vertybės, kurios egzistuoja ar ne, mus sieja arba mus priešina visuomeniai, bet yra ir vertybių geismas, vertybių troškulys, ar ne. Mes galim pasigesti tam tikrų vertybių ir čia atidžiai skaitydamas Lietuvos ateities vizijos dokumentą, projektą, tarp eilučių perskaitau žmonių, kaip čia vadiname, bendrakūrėjų pastabas. Ir tie bendrakūrėjai, žmonės, su kuriais ekspertai rengė šitą dokumentą, bendravo, kalba apie vertybės, ko jie pasigestų, ar ne? Ir pagarbos žmogui, ir laisvės, ir teisingumo. Visi tie dalykai, taip pat, kas atrodo žmonėms labai labai svarbu. Kalba, kultūra, istorija, ryšys su gamta, lietuvio ryšys su gamta, ar ne? Žmonės vardyja, ko jie pasigestų. Jeigu jie sako, kad jiems tai svarbu, tai dar reiškia, kad šitiem dalykam jie mato tam tikrą grėsmę, ar ne? Jie nesijaučia visai saugus dėl šitų dalykų. Jie turi būti akcentuoti tie dalykai žmonėms. Bet jeigu mes dabar atidžiai labai skaitytume dokumentą, mes matytume, kad iš šitų žmonių lūkesčius arba jų vertybių ilgesį, ar ne, iki galo nėra atsakyta. Na, pavyzdžiui, kalba, kultūra, istorija ar teisingumas. Žmonės neteisingumas labai žeidžia žmonės, ar ne? Pats vizijos tekstas į tuos klausimus iki galo neatsako. Net neatsako į demokratijos ir laisvės klausimus iki galo šitas dokumentas. Bet ką aš taip norėčiau atkreipdėmėsi, pavyzdžiui, amerikiečių tapatybės tyrėjai, kaip Erikas Eriksonas, Huntingtonas, Samuelis, jie kalba ne tik tai apie tai, kokios tradicijos formuoja, bet ir jie kalba apie tokį dalyką kaip amerikietiškas kredo. Amerikietiškasis tikiu, ko gal amerikiečiai ir neturi dar, ar ne, bet juos sieja tas tikėjimas tam tikrais principais. Tai vat štai, kur tas lietuviškasis kredo? Ar mes apie jį galvojam savo strategiją kurdami? Ar mes tai galim konstatuoti dabartinę būklę, kad lietuviai, tokie, lietuviai, ar mes galvojam, kad galim turėti ambicingą kredo. Ir tas kredo yra nusakomas labai tokiais tvirtais žodžiais, įsimintinais, kurie mus jungia, kurie atpažįstami, kurie galim patapšnuoti per petį ir mus kartu jungia, ar ne? Ir tokį kredo yra mėginę nusakyti lietuviai labai įvairiais amžiais. 16 amžiuje yra laisvas žmogus laisvoje tėvynėje, Strijkovskis deklaravęs tokį kredo ir jis buvo taip svarstomas. O Antanas Vaičiulaitis Valentinoje, tokiam klasikiniam meilės romane, lietuviai, jeigu nori ką nors išmanyti apie meilę, turi perskaityti Vaičiulaičio Valentiną. Bet dabar daug kas neskaito ir dėl to apie meilę vis mažiau išmanančių lietuvių yra. O mes kalbam apie solidarumo, meilės ryšius tarpusavyje, bet vis mažiau suprantam, kas yra meilė. Tai vat Vaičiulaitis duoda tokią formulę. Įdeda į seno profesoriaus varpininko lūpas laisvas žmogus laisvoje tautoje. Tai vienintelis idealas, kuris vertas mūsų dėmesio, angažavimuose, tai yra Smetonos režimo metais rašytas tekstas ir tas laisvas varpininkas, Kudirkos bendradarbis, šitai sako. Ir šitas pasakymas, šitas kredo, laisvas žmogus laisvoje tautoje, labai įdomiai buvo iš karto iš Valentinos perimtas, Vytauto Kavolio buvo iš karto klausiama, Vaičiulaitis jam jau senas išsigynė, kad nelabai, o Albertui Zalatoriui, literatūrologui ir vienam iš Sąjūdžio irgi žmonių, Vaičiulaitis patvirtino, kad tai buvo Jono Jablonskio, kurio sekretoriumis jaunas dirbo, jo žodžiai. Laisvas žmogus laisvoje tautoje. Ir aš prisimenu Albertą Zalatorių. 88 metais į šitą kelią kaip tam tikrą kredo okupacijos dar metais, kas gali mūsų sutelkti, sujungti ir taip toliau. Ir kai šiandien mes svarstom, kad buvo tik nacionalistinis sąjūdis, bet nebuvo individo laisvės, tai yra netiesa. Individo laisvė buvo labai svarbus idealas. Ir būtent šitas Vaičiulaičio kredo, laisvas žmogus laisvoje tautoje, apėmė liberalizmą, individualizmą ir nacionalizmą.
Iš tikrųjų, tai, ką dabar žydų filosofai, politiniai filosofai kalba, kad modernusis nacionalizmas puikiai gali būti suderintas su liberalizmu ir turi labai daug gero potencialo. Mes šitą savo dokumentą rašydami esam labai drovus. Čia, kaip Mykolaitis Putinas sakytų apie prieškario vasario 16 Respubliką, yra jau toks tekstas. Susikūrėm savo valstybę, kur patys ant pirštų galiukų vaikštom. Bijodami ką nors užgaut, bijodami savimi būt. Nėra tokio užtikrinto buvimo savimi. Tokio ramaus save žinojimo. Čia Čiurlionienės siūlytas kredo. Lietuviai turi ramiai save žinot, pažinti ir būti užtikrinti. Kad mes norim tokie būti, mes norim gyventi autentišką gyvenimą. Tai čia to noro gyventi autentiško gyvenimo šitam tekste vis dėlto nėra. Yra Edmundas Berkas. Bet Edmundas Berkas cituojamas, bet iškreipiamas. Edmundas Berkas kalba apie tautą, čia jo tautos samprata duodama, bet jau vartojama bendruomenė sąvoka, ar ne? Berkas plagijuojamas, bet yra bendruomenė. Ta bendruomenė labai neaiškiai išskydusi. Mes apibrėžiam, kas yra kultūra, bet mes šitoj strategijoje neapibrėžiam, kas yra valstybė. Čia kalbama, valstybė yra centras, akcentas viso šito dokumento yra valstybė. Jeigu atidžiai pradedam skaityti tokios semiotikos žvilgsnių tarp eilučių, mėginam nagrinėti, mes suprasim, kad ta valstybė čia suprantama vis dėlto ne kaip politinė bendryje, bet kaip valdymo aparatas. Ir tas labai prasismelkia, tarp eilučių išsiduoda. Mes piliečius įtrauksim, piliečiams padarysim juos aktyvius, jie vis daugiau balsuos, jie dalyvaus svarstymuose. Apie savivaldą nei žodžio. Jūs įsivaizduojat, mes norim, išsikeliam du svarbiausias ašis. Čia yra pasakyta, dvi svarbiausios ašis. Brandi demokratija ir švietimas. Ir apie brandžią demokratiją mes kalbam tik iš biurokratų pozicijų. Kažkodėl turi lietuviai pamilt valdymo aparatą ir būti jam lojalus ir mylėti jį, būti ištikimi, kas yra prieš prigimtį, ar ne? Kaip tu tą biurokratinį aparatą mylėsi? Kaip tu jam dėl jo guldysi galvas? Neguldysi galvos dėl biurokratinio aparato. O čia yra tokia iliuzija. Nes tik tai biurokratinis aparatas, dabar prestižinė profesija nebe mokytojas bus, o valstybės tarnautojas čia yra įrašyta, ar ne? Mokytojo jau nebelieka kaip prestižinės, gydytojas jau ne, bet valstybės tarnautojas bus prestižinė profesija. Tai vat, mes čia nerandam savivaldos, mes nerandam plebiscitų, žmonių apklausų, žmonių įsitraukimo, žmonių aktyvumo, viso šito nėra. Yra tai, kad mums kažkur sudarys galimybę, iliuziją pasijust valstybės šeimininkais, jausmas. Mes gyvensim tam tikrais jausmais, kurie bus mums sukūriami. Tai vat su demokratija, su brandžia demokratija čia yra blogai ir ta pati kalbama daug apie demokratinės vertybės, bet jos nėra išskleistos, niekur nėra išskleistos. Mes net įsipareigojam kurt pasaulio tvarką grindžiamą demokratiniam vertybėm, pripažindami, kad demokratija traukiasi vis mažiau demokratinių valstybių ir nekalbam apie universalias vertybės, gal jos galėtų jungti skirtingus pasaulius, mus ten su indais siet, ar su kokiom kitom tolimom valstybėm, bet jeigu mes reikalausim demokratinės tapatybės, demokratinių vertybių, mes su dalim pasaulio nesusikalbėsim, ar ne? Ir va štai tokių prieštaravimų įtampų čia yra labai daug. Ir kitas dalykas yra kalbama apie kultūrą, kuri yra labai svarbi, ar ne? Ir kultūra yra įjungiama į valdysenos, geros valdysenos sritį. Mes prieinam prie švietimo kaip pagrindinio sando, ten nebėra jokios kultūros, ten nebėra jokių vertybių iš esmės, ten yra tik technikos. Mes švietimą suprantam kaip tam tikrą technikų rinkinį. Ir nėra ten nei istorijos, nei kalbos, nei tapatybės dalykų, kultūrinių dalykų. Tai vat šitie tokie nusprūdimai rodo, kad mes kažką mėginam gero pasakyti apie save, mėginam apie savo ateitį, bet mes nedrįstam net kalbėti. Baugus kalbėjimas. Tai vat to baugaus kalbėjimo, jeigu mes juo remsimės, mes nesusikalbėsim. Mes turėsim dokumentą, kuris nieko neįkvėps, nieko neuždegs, jokio kredo mums neduos. O kas man atrodo labai svarbu, tai va ta tezė, kad mes būdami skirtingų pažiūrų, įsitikinimų, gal net ir vertybinių nuostatų, mes šitam Lietuvos krašte turim galimybę viens kitą gerdami susikalbėti.
nei vieno nemarginalizuot, nei vieno nepasmerkt, nei vieno nepasiūs čiulpt, ar ne, Seime dabar siunčiama čiulpt, aš girdėjau, iš šalies, vis yra tokia leksika vartojama jau dabar Seime jūsų svečių. Tai vat, kad žmogus būtų saugus šitoje bendruomenėje, jis gyvena autentišką gyvenimą ir niekas jo nepasiūs iš šitos bendruomenės toli, ar ne, iš Seimo patalpų ar iš LRT. Tai vat, šitos nuostatos nėra. Šitos nuostatos čia nėra. Kad mes galim skirtingi būti bendruomenėje ir būti jungiami. Tai vat, dar vienas labai keistas dalykas. Pavyzdžiui, šito dokumento rengėjas yra Vilniaus universitetas. Mes va čia su kolegom priklausom tai akademiniai bendruomeniai. Ir aš galvojau, pamačiau, kad Vilniaus universitetas rengia, nustebau, kodėl ne kiti, koks VDU ar kiti universitetai, bet vienas universitetas rengia, na gerai, puiku, tuoj mes svarstysim tą projektą kažkur, jokio svarstymo. Tai va čia irgi dalykas, kaip mes rengiam, jeigu mes kalbam apie dialogą, pasitikėjimą, demokratiją ir staiga tas Vilniaus universitetas net savo viduj neapsvarsto dokumento, už kurį prisiema atsakomybę, viešumoje ir visa kita. Tai lygiai taip pat prieinam prie švietimo, ten nėra jokios demokratijos. Ten nėra savivaldos, nėra savarankiškos visuomenės, mokykla kaip savarankiška visuomenė, mokyklos bendruomenė kaip savarankiška visuomenė, akademinė bendruomenė kaip savarankiška. Laisva tauta susideda iš savarankių bendruomenių, savivaldžių bendruomenių. Tai va šito požiūrio į savo pasaulį mes neturim. Mes neturim. Ten jau yra techniniai sprendimai, tik tai aptarnavimas, direktyvos ir visa kita. Tai va, o daug kalbama apie vertybės, demokratijos vertybės. Dar kalbama apie amžinasias vertybės, kurios irgi nepaaiškinamo šitam dokumente, bet pasakoma, kad tas amžinasias vertybės reikia atrasti ypatingai avangardiniam priemonėm. Bet jeigu tu atrandi šiaip, na, išpažįsti, būdamas krikščionis ar musulmonas savo vertybės, ten tūkstantmečio siekiančias vertybės, jos tavo amžinos, yra ne visai gerai. Turi atrasti, jeigu atradai avangardinę priemonę, tą amžinoje vertybę, tada gerai, tada tu savas. O jeigu ne, iš tradicijos jau nebesi labai geras. Tai vat, šitie dalykai yra užkoduoti dokumente. Atsiprašau, kad aš ilgokai, bet na, išprovokavo Rūta mane. O dar dėl kalbėjimo. Aš manau, kad viešojoje politikoje turėtų būti kuo mažiau kalbėjimo apie vertybės. Akademinis pasaulis turi kalbėti, švietimo bendruomenės turi kalbėti apie vertybės, visuomenė turi kalbėti apie vertybės, politikai turi vertybės liudyti. Jeigu nėra vertybių liudijimo viešajame gyvenime, politikoje, o yra tik kalbama apie vertybės, tai yra vertybių devalvacija. Čia Osvaldo Špenglerio tezė, kad tikrieji politikai, valstybės vyrai, jie liudija vertybės, nekalba apie jas, o liudija savo elgseną, poziciją, gyvenseną ir taip toliau. Tai va čia, jeigu politikai pradės veikti kaip socialiniai inžinieriai ir mums pradės aiškinti, kaip mes turim pakeisti vertybės, pakeisti tapatybės visuomenę ir taip toliau, tai bus visiškas sukompromitavimas Lietuvos ateities projektų.